Pranašo Ezechėlio, 28 skyriui, mes turim matyti, kad yra Dievo karalystė ir yra velnio karalystė. Yra tamsos valdžia, yra Dievo valdžia. Yra melas, yra tiesa. Ir žmogus žemėje turi suprasti, kaip išsivaduoti iš tamsos ir ateiti į šviesą. Sveiki. Šiandieną, matot, reportažas prasidėjo nuo to, kad būtent Kristaus paliepimo organizacijos vadovė, pastorė negalėjo jos vadinti, tiesiog pasakė, kad cituoja Ezekėlio laišką ir cituoja, kad yra tiesa ir melas, šviesa ir tamsa. Na tai ir pasižiūrėkim, kuogi dalinasi tie, kurie jau šiuo metu kalba apie tiesą, šviesą ir taip toliau. Jie dalinasi tokio Eugenijaus Peresvetovo video. Tai pasižiūrėkim, ką jis kalba. Pasižiūrėkime. Dar įžangai pasakysiu, kad šitas pilietis, Eugenijus Peresvetovas, kalba apie tuos, kurie nelanko jokių bažnyčių ir sėdi namuose arba namų bažnytėlėse. Tai klausykit, ką jisai sako, tam pritarė, kaip matome, ir Kristaus paliepimo vadovė Olga, ir Arvidas, ir daugelis, kurie padėjo laikus prie šito. 4% of our country today say yes. Но я тебе сегодня скажу, But I will tell you today, ты можешь жить как хочешь. you can live however you want. Но если ты веришь в Бога, But if you believe in God не являешься частью церкви, and you are not part of the church, у тебя нет главы, you do not have a head. у тебя нет Господа, You don't have the Lord потому что Он наполняет всех, because He fills everyone. но главой является But the head He is только для церкви. only for the church. Na va, girdėjote, ką pasakė. Tai pasakė, kad būtent jeigu tu nelankai bažnyčios, reiškia, jų organizacijos tipo nelankai, nes bažnyčia pavadinti to, kas yra, sakysim, tai yra neįmanoma. Tai reiškia, tu neturi galvos. Kada bažnyčia yra galva? Bažnyčia yra kūnas. Ir dabar jisai sumaišė ir po to sako, jeigu tu neturi nelankai bažnyčios, tai tu neturi ir galvos, tu neturi ir Dievo. Tai reiškia, tie, kurie nesilanko jų melagingose organizacijose, reiškia, mes neturime nei galvos, nei Dievo. Tai reiškia, bažnyčia jau tapo galva, o Kristus kas tada didesnė galva, ar kaip čia suprasti? Aš kartais jų nusišnekėjimai tiesiog pritrenkia, bet patys girdit, kas supranta anglų, kas rusų kalba. Jis tai pasakė, vienu žodžiu, tai reiškia, mes neturime, toks kaip aš jau, nesilankau jų organizacijose, kiek jau laiko? 13-14 metų. Reiškia, aš neturiu Dievo. Taip. Ты можешь быть христианином You may be a Christian вне церкви, outside the church, но, во-первых, ты без головы, but first of all, you are without the а head. во-вторых, And second of all, рассказывай, что хочешь, tell me whatever you please, но ты не в полноте. but you are not in the fullness. Церковь – это полнота. The church is the fullness. Я являюсь пастором, I am a pastor. это одно. This is one. Боря, Boris, он один из служителей церкви, he's one of the ministers of the church. и он работает с людьми, которыми я не работаю. And he works with people that I don't work with. Серега, он молиться очень любит. Serge loves to pray a На lot. мэнс-кемпе, я уже даже снимал, где-то потом покажу. At men's camp, Na va, jis dar kartą pakartoja, kad tie, kurie nelanko bažnyčios, tu gali būti krikščionim, bet neturėti galvos. Kaip tai yra įmanoma? Būti krikščionim, bet neturėti Kristaus virš savęs, ar čia kaip ir, ar čia... Tai yra, sako, nesuprantu. Nusišnekėjimo lygis yra nerealus, nors šiaip įtaigus, labai dar tokio įtaigaus aš nemačiau, bet aišku, nachališkas vyrukas, bet
Z. Ir jisai sako, kad mes neturime pilnatvės, nes sako, yra tokie, vienu žodžiu, veikėjai, mes ten darom tą ir vat neturim pilnatvės. Nu, šiaip mes bendraujam tarp krikščionių, tie, kurie tikrai, sakysim, myli tiesą, mes bendraujam. Tai kad, o jiem jau turbūt svyla padai, tai jie čia dabar jau nusišnekėjimo lygis eis didžiulis, kad tik sugražinti žmonės į bažnyčias, nes jisai pasako, kad anksčiau į bažnyčiose lankė 60 kažkiek, tai dabar 37 ar kiek procentų tik tais liko, žinai, ir bando apkaltinti tuos, kurie apie juos daro reportažus, tokius kaip mes. Nu, galit kaltinti, bet pirmiausia, jūs turite kalbėti Dievo žodį, o ne savo žodį tam, kad uždirbti pinigėlius. Tai va tiek. O klausom toliau irgi įdomu. Out, you are what? Считаю, что вот человек, который верит в Иисуса, You think a person that believes in Jesus но не любит церковь, but does not love но не the church нужна ему церковь, and doesn't need the church, он идет на небо после смерти. is he going to heaven after death? Na va, šitas pilietis dabar užduoda įdomų klausimą. Sako, jeigu žmogus, vienu žodžiu, nelanko taip jų vadinamos jų bažnyčios, ar jisai eina į dangų? Va, ir sužinokim. Можно я отвечу на этот вопрос? Can I answer you this question? Но у меня вопрос к вам. But I have a question to you. Смотрите. Look, Первое. first, Можно ответить гуманно, you can answer humanely, а можно библейски. Как or you правильно? can answer biblically. What's the correct answer? Итак, и так, Both. Give us both answers. гуманно объясняю. Let me explain humanely. Ой, столько хороших людей, Oh, but there's so many good people. они все равно точно не пойдут. They're definitely going to still go to heaven. Потому что у нас Господь такая душечка, такая Because our God is so sweet and cute. Вы такой у нас добрый. And he's just so Он не kind. может людей в ад Oh, he послать. cannot send people to hell. Ответил, да? I answered this. Это первый вариант. This is the first option. Теперь давайте объясню второй вариант. Now let me explain the second option. Отвечаю на вопрос. I answer the question. Внимание! Pay attention. Каждый ли христианин, It does every Christian который верит в Иисуса, who believes in Jesus наследует спасение, is going to eternal life если он if he не часть церкви? is not part of the church. Давайте отвечу, позволю, чтобы 3 человека ответило. Let me allow 3 people to answer. Начнем с жесткого. Start with the harsh one. Иаков. James. Иаков, 2 глава, James chapter 2, 19 стих. verse 19. 19 стих. Verse 19. Ты веришь, что Бог един? Ты верующий? Ты веришь в Бога? You're a Christian, you believe in God? Молодец. Good job. Хорошо делаешь. Great, you're doing a great thing. Черти тоже верят The demons also believe, и трепещут. and they tremble. Повторюсь, I will repeat myself. меня называют грубияном, They call me someone who's harsh in потому что не speech читают Иакова. because they're not reading James. Повторюсь, I will repeat myself. ты веришь You в believe Бога, God? ты верующий, You're a believer? молодец. Great job. И черти верят, So do the demons. бесы тоже верят. The demons also believe, И даже трепещут. and they even tremble. Знай, человек, Then know, you person, вера faith без дел without action мертва. is dead. Na va, matome. Jisai pasiima Jokūbo 2 skyriaus 19 eilutę. Tu tiki, kad yra vienas Dievas, gerai darai ir demonai tiki ir dreba. Ir bando vienu žodžiu pritempti prie to, kad jie tai daro kažkokius tai darbus, vienu žodžiu, tai jų tikėjimas yra jau su darbais. O tų, kurie nelanko jų organizacijos, tai reiškia, jie darbų neturi, žinai. Ir reiškia, jie į dangų nepapuls, nes jie neturi darbų, jų tikėjimas be darbų yra miręs. Nu, pritempimas toks, įtikidamas, ar jūs suprantate dar ne? Oi, vienu žodžiu. Nu, griežtas vyrukas labai, bet, paimti iš Jokūbo laiško, išimti iš konteksto vieną eilutę ir pritempti prie savo supratimo, realiai tai, visiškai juokinga. Klausom toliau irgi įdomu.
Если ты веришь в Бога, If you believe in God, и все, and that's it, осторожно. be careful. Это не гарантия твоего спасения. This is not a guarantee of your salvation. Ты скажешь, но ведь только Иисус гарантия You say, спасения. but only Jesus is the guarantee of my salvation. Давай тогда к Иисусу All пойдем. right, let's go to Jesus now. Матфея 7. Matthew chapter 7. Вы думали, Яков грубиян? You thought James is harsh? Я люблю нашего Господа. I love our Lord. Я недавно там у одного блогера был, I recently was visiting a blogger, просто сказал лишь всего одно слово. and I simply said one word Истины. of the truth. Они говорят, мне все говорят, Иисус, так Иисус. And they say, Jesus, Jesus. Говорю, ребят, And I say, you guys, я никого не бил, I didn't beat anyone. столы не переворачивал, I didn't turn over tables. плеткой не лупил. I did not whip people with a whip. Я еще до уровня Иисуса пока не дорос. I haven't even grown to the level of Jesus yet. Но вы посмотрите, что здесь говорит Иисус. And look at what Jesus says here. Вот это важно. This is important. Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и выбрасывают в огонь. Итак, по плодам людей узнаете их. И вот здесь начинается. And here is where it Не begins. всякий, говорящий мне, Иисусу Христу, Господи, Господи, войдет в мое Царство Небесное, но только исполняющий волю моего Небесного Отца. Многие, очень многие, 44%, скажут мне в тот день, Христу скажут, Господь, Господь, я ведь исповедую Господом Господа, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов гоняли, и Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда я им объявлю, я вас никогда не знал. Na va. Toliau jisai eina prie Mato 7 skyriaus nuo 19 eilutės ir tiesiog paskaitom. Jisai sako, kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatį, viešpatį, eis dangaus karalystė, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną viešpatį, viešpatį, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarnėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tada aš jiems pareikščiau, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Ir čia jisai sustoja. Įdomu tai, kad jeigu mes skaitome Mato 7 skyrių nuo pat pradžių, čia labai yra įdomu. Jisai išima vėl iš konteksto ir bando pritraukti. Bet šiandien yra sako, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisite, tokiu ir patys būsite teismi. Ir kokiu saiku seikite, tokiu jums ir bus atseikite. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojo? Arba kaip gali sakyti, broliui, leisk išimsiu krislą iš savo akies, kai tavo akyje rastas? Veidmainy! Pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Čia yra būtent kalbama veidmainiams, kurie apgaudinėja, tai yra būtent jiems, bet jie viso tai neskaito, ima tik tais vėlgi, sakysim, nuo 19 eilutės, kas jim yra pritraukti prie savo filosofijos ir padaro būtent tai, kad tie, kurie nelanko bažnyčios, jie yra piktadariai, kurie, vienu žodžiu, daro labai negerai. Paklausykite, ką jis dar šneka. Čia iš tos eilutės paklausykit, ką jis šneka. Я извиняюсь. I За вопрос. apologize for the question. Кто вы? Who are you? О, это же мы! This is us, Lord. Мы те, кто говорим Господь. We are the ones that say, Lord. О, мы даже молимся. We even pray. О, есть пророчество. Oh, we even prophesy. Он говорит, я понял. And he says, I get it. Кто вы? But who are Напомните, you? кто вы? Remind me, who are you? Они говорят, мы. And they say, Lord, it is Христиане. us, Christians. Потому что мы говорим Господь Because we Иисус, say, Господь Иисус. Lord Jesus, Lord Он говорит, Jesus. я извиняюсь. And he says, but I apologize. Кто вы? Who are you? Я строил на земле свою церковь. I am building my church here on earth.
Мое тело. my body. Я сказал русским по белому. I said it straight, black on white. Я строю I церковь. am building my church. Церковь. The church. Апостол Павел послание церкви. Apostle Paul sends the message to the Учил church. He церковь. taught the Строит church. He церковь. builds the church. кто? Who are Я you? христианин. I'm a Christian. Прости меня. I apologize. А кто это? Who is that? Это тот, кто верит в тебя. It is the one that believes in Это you. тот, кто говорит тебе, It Господи, is the one that аллилуйя. says, Lord, hallelujah. Говорит, бро, до He свидания. says, bruh, Я goodbye. понятия не I имею, кто have ты. no idea who you Я are. не знаю, кто I ты. don't know you. Ты не в теле. You are not in the body. Na va, kaip matome, jisai labai gražiai pasiėmė tas vietas ir pasakė, kad tie, kurie būtent nesilanko bažnyčioje, tai čia būtent apie juos ir parašyta, būtent Mato 7 skyriuje, Jėzus būtent jiems tai ir sako, kad aš jūsų nepažįstu. Sako, kas jūs tokie? Nepažįstu aš jūsų. Reiškia, kad žmonės, aš jūsų nepažįstu, aš pažįstu tik tais tuos, kurie yra kūne. Kūne tai yra tipo jų bažnyčioje, jų bažnyčia tai yra kūnas. Bet atleiskit, šita vieta yra kalbama apie veidmainius tokius kaip jūs, kaip ir sakiau. Ir jūs nesate kūnas Kristaus, nes Kristaus kūnas paklūsta Kristui. Tai yra, kaip ir Kristus pakluso Dievui, tai yra tiesai. O jūs meluojate, net čia akivaizdžiai meluojate, kad jūs esate Kristaus kūnas. Jūs esate Kaino palikuonys, kurie visiškai neturi nieko bendro su tiesa, meluojate ant kiekvieno kampo, viskas bažnyčia pastatyta ant ko? Ant tiesos, tai yra tiesa, tai yra pamatas, tai yra Dievas yra tiesa. Jeremijo 10:10. Skaitykit, jeigu jūs dar nesupratot, kad Dievas tai yra tiesa, tikrasis Dievas. Tiesos šiandien nėra. Kodėl jūsų bažnyčias niekas nesilanko? Todėl, kad jūs apgaudinėjat žmonės. Todėl ir niekas nesilanko ir nenori tenais eiti. Jūs tik tais tuos, kurie naivus pritraukėt ir daugiau nieko. Taigi, atleiskit, bet šį kartą vėl melas. Klausom toliau. Ты чей будешь? Whose are you? Я Божий. I am God's. Sure. 1 Иоанна 2 глава. 1 John chapter 2. Страшное место. A scary scripture. Этим местом убивали церкви друг друга 2000 лет. With the scripture, the churches killed one another for 2,000 years. Давайте не будем отставать. Let's not fall too far behind. Откройте нам первое послание Иоанна, 2 главу, 18 стих. Let's open 1 John chapter 2, 18. Жестко. This is harsh. Ребят, алло, здесь Hello. еще жестче. You guys hear? It's even harsher. Внимание. Pay attention. Дети, последнее время. И как вы уже слышали, что придет Антихрист, так вот теперь появилось много антихристов. То мы знаем из того, что появилось много антихристов, что уже последнее время. Теперь дальше, 19 стих. Антихрист, интересно. Antichrist, this is interesting. Теперь смотрите. Now look. Это то, что баптисты говорят про пятидесятников. This is what Baptists say about the А Pentecost. пятидесятники говорят по харизматам. And the Pentecost say about the А charismatics. харизматы сейчас еще пока не придумали, сейчас про кого-то будем тоже говорить. And the charismatics haven't thought up who to talk about, but we'll А get до there. этого православные говорили, католики про православных. And before that, it was Catholics talking about the А Orthodox. лютеране говорили про баптистов. And Lutherans would talk about the Короче, Baptists. это главное убийственное место. This is the main, like, Они вышли butchering от нас. scripture. They went out from us Потому что они не были наши, because they were not ours. потому что были бы они наши, Because if they would have been ours, то остались бы именно у нас. then they would have remained with us. Логично. Logical. Подходит под любую It ситуацию в любой fits церкви. under any situation in any church. Правильно я говорю? Am I saying the correct stuff? Na, o dabar jisai ima labai įdomią vietą, tai yra 1 Jono laiškas, 2 skyrius nuo 18-19 eilutė. Vaikeliai, tai paskutinė valanda, kai esate girdėję, kad ateis antikristas, tai jau dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog tai paskutinė valanda. Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis, bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai. Ir jis ten kalba, kad anksčiau šitą vietą, sako, labai naudojo katalikai prieš pravoslavus, ten pravoslavai prieš kitus, liuteronai prieš baptistus, baptistai prieš sekmininkus.
Tai yra, sako, visi, vat, jeigu jie išėjo, tai reiškia, jie yra tokie ir anokie ir pasižiūrėkime, sako, charizmatai dar nesugalvojo, bet mes, sako, dar toj sugalvosim prieš ką čia pasakyti tai. Ir pasižiūrėkime, kągi jisai sugalvojo. Теперь давайте реально поговорим, о чем реально речь. Now let's talk about realistically, what is it really talking about? Вы не поверите, но на тот момент, когда это было написано, You will not believe it, but at the moment when this was written, простите, но даже католиков не I было. apologize, but the Catholics weren't even existent. Тогда еще не придумали. They didn't even make it up yet. Это была первая церковь. This was the first church. Внимание! Pay attention. Иоанн пишет, John writes, они вышли от нас, they came out from us, но не были наши. but they were not ours. Потому что если бы они были наши, Because if they would have been of us, то они бы с нами и остались. then they would have remained with us. Но они вышли, But they went out. и через это открылось, что не наши. And through this, it was revealed that they are not ours. Ключевое слово, что... The Потому что key word is what? такое впечатление, что Кличка читаешь. Because you're getting the impression that you're reading this funny Ну, mayor of как Kiev. это, ну, вот это, не все могут, как там. Ну, Not короче, everyone. Just it's like a могут лишь collection of все, words. не все. Ну, короче. Everyone can, and maybe not everyone, and so on. О чем идет речь? So what is it talking about, really? Дух Антихриста. The spirit of Antichrist. Там написано, что это Антихрист. It's written that it was like В чем Antichrist. это Дух Антихриста? And what is the spirit of Antichrist? Ключевое слово, запомните The себе. key word, remember for yourself, Нас. us. Вопрос не про деноминацию. The question isn't about denomination. Вопрос не баптисты или The пятидесятники. question isn't Baptist or Православные Pentecost, или католики. Orthodox or Catholics. Тогда никого не было. Nobody was there at Кто that point. такие мы? So who is us? Не слышу? I don't hear you. Церковь. It was the church. Скажи церковь. Say along with me, church. Нет, ты не сказал. You didn't say it. Скажи соседу. Say to your neighbor. Церковь. Say church. Иоанн John не говорит «я». doesn't say I. Он говорит «нас». He says us. Он даже не объясняет, кто такие мы. He doesn't even explain who us is. Но тот факт, что эти люди But the fact that these people, вышли от нас, they went out from но us, имитируют, что они с нами, but they imitate that they are along with это us. Дух Антихриста. It is the spirit of Это Antichrist. религия, которая называется It is the христианство. religion that is called Christianity. Они вышли из They церкви, went out from the church. создали свою They религию, created their own religion. но вся трагедия But the tragedy в том, is что они разделили. that they have separated. Вы здесь или нет? Are you with me? Na va, kaip girdėjote, šitas pilietis sako, kad tie, kurie išėjo iš bažnyčios, tai yra tie yra antichristai, reiškia, jūs dabar matote antichristai. Ir jeigu jūs nelankote bažnyčios, jūs esate antichristai, nes jūs išėjote iš bažnyčios, nesvarbu iš kokios, bet jūs esate antichristai. Bet įdomu tai, kada klausai visą būtent šitą visą pamokslą, kurį jisai sako. Jis ten sako, kad jisai išėjo iš vienos, iš kitos ten bažnyčios, jisai buvo supykęs ir taip toliau. Ir sako, reikia, kad, po to dar pasakysiu, ką jis ten dar po to mes pamatysim. Bet įdomu tai, kad jisai pats išėjo irgi iš kažkokios bažnyčios, tai jisai irgi antichristas. Tai palaukit, tai visi, kurie išėjo iš kažkokios bažnyčios, o turbūt tai yra dauguma, visi yra antichristai. O siaubas. Ir Olga išėjo iš bažnyčios, tikėjimo žodis, irgi antichristė. Wow, visi antichristai. Tai jau kas tada, sakysim, išrinktieji? O siaubas. Klausom toliau. Чего я тут распинаюсь? Why am I just speaking so much here? Потому что явно Новый Завет уже давно Because clearly the New Testament for a long time now предупреждал, что будет тяжелое разделение warned us that there will be a harsh separation христиан of Christians от Церкви from Божьей. the church of God. Люби свою церковь. Love your church. Na va, jisai sako, kad Jonas būtent šitomis eilutėmis iš karto buvo pasakęs, kad bus atsiskirimas nuo bažnyčios, nesvarbu kokios, kaip jisai sakė, ar katalikų, ar dar kažkur tai ir taip toliau. Tai reiškia, visi tie, kurie atsiskyrė nuo katalikų, nuo dar kažkur, tai yra antichristai, tai reiškia, jisai irgi antichristas. Ir sako, mylėk savo bažnyčią, žinai, šito vietoj. Tai kas tai yra
bažnyčia vis dėlto iškyla klausimas. Ne, įtakingas, bet įtaigiai kalbantis melagis įtaigiai. Klausom toliau. Я говорю, люби свою I am церковь. saying, love your church. Не слышишь ты меня? No, you don't hear me. Скажи это соседу Say it to your справа neighbor и слева. from the left and to the right. Скажи убедительно, скажи, вы не Say говорите. convincingly, say, Скажи love соседу, your скажи, люби свою church. церковь. Tell him, Люби love его your церковь. church. Love his church. Что такое христианство? What is Christianity? Христианство Christianity – это вышедшие is who came out или не вошедшие в строительство церкви верующие or люди. did not enter into. Верующие люди, для которых есть один пастор – Иисус Христос. Va šita vieta, jisai sako, mylėkit savo bažnyčią. Aišku, nesuprantu, kokią ten bažnyčią reikia mylėti, nesvarbu kokią, vienu žodžiu, kur tu eini, vienu žodžiu, ten tu turi mylėti savo bažnyčią, bet tu turi pasilikti būtent toje bažnyčioje. Bet po to, ką jisai sako, žinokit, kelis kartus perklausiau, niekaip negaliu suprasti. Tai reiškia, bandau susikaupti, žinokit, 3 kartus ar 4 klausiau. Tai yra, kad krikščionybė, tai yra žmonės, kurie išėjo iš bažnyčių, bet neįėjo į bažnyčios statybą ir kurių pastorius yra vienintelis Jėzus Kristus, žinai, vienu žodžiu. Ir jis su tokiu pasityčiojimu sako. Ką jis to norėjo pasakyti, kad, žinokit, nelabai supratau, kažkaip labai neaiškiai, žinokit, jisai tai pasako, bet jisai su tokiu pasityčimu, kad tik tais Jėzus Kristus yra jų būtent pastorius, žinai. Reikia turėti, kažkokius pastorius turėjo turbūt omeny, o mes jų, neturim. Kokie mes. Bet nie. Все But that we would all заботились друг о друге. care for one another. И если ты не веришь в And собрание, if you don't believe in the о gathering, ком ты then заботишься? who are you caring for? Я забочусь о своих детях, Oh, I это care о about себе. my children. No, that's caring about Он yourself. говорит, He что says церковь Христова рушится, that the church of Christ has been когда destroyed люди снимают с себя when ответственность people take responsibility off of themselves заботиться друг о друге. for caring for one another. Šitas pilietis labai įtaigiai bando pasakyti, ką? Tie, kurie. Aš taip gal nemoku, bet aš nežinau, gatvėje turbūt taip nešneka, normaliai, įsivaizduokit, ateinant parduotuvėje tokį, įtaigų, žinai. Duok man pieno, mėsos duok greičiau, nes jeigu tu neduosi, tu nekrikščionis. Kažkokie, suprantat, keisti dalykai, man niekaip negalima suprasti. Kodėl jie taip šneka, vienas dalykas? Bet esmė tame, kad jeigu tu, sako, neteini į bažnyčią ir nesirūpini kitais, vienu žodžiu, tai tu esi niekas, tu nepriklausai Kristaus kūnui ir taip toliau. Paklausykime, ką jis toliau dar ten šneka, savo tokią intonaciją. Он говорит, церковь терпит урон, He says the church experiences loss когда нет заботы. when there is no care or concern. Jis dar kartą pasako, kad bažnyčia, kad Jonas sako, kad bažnyčia turi nuostolį, kada niekas, vienu žodžiu, vienas kitu nesirūpina, vienu žodžiu. Kaip nesirūpina? Mes rūpinamės, mes žymiai labiau rūpinamės negu jūs. Būtent tam, kad tiesa ateitų pas žmonės, o ne tam, kad jūs melagiai apgaudinėtumėt. Tai kad ponas Eugenijau, ponia Olga, Olgutė, Arvydai, mes labai rūpinamės, kad žmonės įgautų tiesos žodį ir kad būtų tas melas atskleistas, nes Biblijoje pasakyta, atskleiskite tai, ką jie daro. Tai mes ir atskleidžiam tai būtent, kad Kristaus kūnas būtų švarus, o ne toks, kaip vienu žodžiu jūsų, purvinas, melagingas ir sutrinas, kitaip nepasakysi vienu žodžiu. Tai kad nereikia čia lelele. Ir savo įtakingumu jūs nieko nepadarysit, nieko.
Христианство без церкви Christianity without the – это church, царство эгоистов, it is the kingdom of egoistic которым people плевать друг на друга. who could care less about one another. И Христос говорит, в принципе, им плевать на Него. And Christ said then they could care less about. Na va, tai ką jisai dabar pasakė, tai jau ir sakysim tikrai ne juokai, tai yra kažkas yra košmariško. Krikščionybė be bažnyčios tai yra egoistų, kaip jis ten pasakė, tai yra egoistų karalystė, kuriems yra nusispjauti vienas į kitą. Ir tipo Kristus sako, kad jiems nusispjauti ir ant jo. Jūs galite įsivaizduoti, kad tie, kurie neina į jų organizacijas, tai reiškia, nežinau, tai yra kažkas, baisaus, kaip galima ištarti tokius žodžius. Ir kad tipo Kristus sako, kad jiems nusispjauti ant Kristaus. Kur jis tokius žodžius ištraukė, kaip jis juos tai sudėliojo. Va čia yra bomba. Visiška. Ir čia yra tipo krikščionis? Vat geras klausimas. Žmonės, kurie dalinasi tokių veikėjų, kaip Olga, Arvydas ir šitos organizacijos veikėjai, yra krikščionys, šitai sakydami. Ir vėl eilinį kartą melas, kad tai tipo Jėzaus žodžiai. Jėzus to nesakė. Jis paima Jokūbo laišką, ištraukia iš konteksto, net Jokūbas to nesakė. Bet jis pritraukia prie savo. Nesvarbu kokia organizacija, bet tai yra tipo Dievo bažnyčia. Ir jūs mylėkit savo bažnyčią, o pats savos nemylėjo kažkodėl. Taigi dabar aš tau įtakingai ir sakau, jau Eugenijau, Olga ir Arvydai, jūs turite suprasti, kad jūs nesate krikščionys, jūs esate kriokšūnys, aišku jums. Va tokia įtaka jums tinka ar netinka? Aš nežinau, gal jūs pasakysite, kad aš biškį trenktas, bet jisai lygiai toks pats trenktas, aš tik jį pavaizdavau. Tai kad klausom dar toliau. Вот почему он говорит, да я и не знал That вас. is why he says, I did not know you. Пророчествуйте сколько хотите. Prophesy as much as you want. Называйте себя кем хотите. Call yourself whatever you want. Я прошу вас, But I ask you, берегите мое тело. protect my body. Давайте поднимемся на ноги, Let's all пожалуйста. stand. Na, to pabaigoje jisai sako, kad va todėl jis ir pasakė tokiems kaip šitie, į kuriuos jūs dabar žiūrite ir kuris dabar kalba, kad jis jų nepažinojo. Reiškia, tai yra, mes esame, kurie neinam į jų melagingas organizacijas, esame antikristai ir mes nesame Dievo kūnas ir mumise nėra jo galvos. Štai kas yra mes. O jie yra Dievo kūnas. Todėl jie turi galvą. Nes jie yra bažnyčioje. Taip va. O dabar visi atsistokime ir paklausykime dar kai ko. Atleiskite, dabar tiesiog video nepadariau, bet yra, sakysim, įrašas tiesiog iš telefono. Tai tiesiog paklausykite arba galima taip pasižiūrėti vienu žodžiu, tai ką jisai dabar sako. Tai paklausom. Christians that ran away from churches must return back. This is the will of God. This is His will. Father, we pray for the church. Tai va, Dievo valia, kad visi tie, kurie išbėgiojo iš jų melagingų organizacijų, tai yra, kaip jisai sako, iš bažnyčios, kad sugrįžtų atgal ir mes meldžiamės už tai, kad visi sugrįžtų. Visų pirma, jūs turėtumėt atgailauti dėl savo melagyšių, nes žmonės išbėgiojo iš jūsų organizacijų, o ne iš Dievo bažnyčios. Jie kaip liko Dievo bažnyčioje, taip ir liko tiesoje. O jūs, melagiai, esate melagiai.
jūs nesate krikščionys, jūs esate kriukšunys. Tai yra, sako, nesusidėkite su tokiais net nesisveikinkite, su tokiais net nesėskite prie stalo, nes jie yra melagiai. O kad jūs melagiai, mes jau pilną turim reportažų apie tai. Todėl jūs nesate Kristaus, jūs esate šunys, jūs esate kiaulės, kaip yra įvardinta vienu žodžiu, kurios sugrįžta prie savo vėmalo. Jūs atėjote į krikščionybę, pažinote Kristų, bet dėja, jums jūsų valdžia, pinigai, turtai, jūsų šlovė ir garbė yra brangiau negu tiesa. Taigi, prašau, nemeluokite, o grįžkite prie tiesos, prie Kristaus, kuris ir yra mūsų galva. O jūs esate be galvos, nes jūs negyvenate tiesoje. Taigi, tiek, miela Olgutė, Arvidai ir visi kiti tenais, vienu žodžiu, ir šitas Eugenijus, jūs nesate Kristaus. Jūs esate savo organizacijos, savo daržo, kaip ir turėjo, sakysim, Kainas ir Abelis, turėtojai. Bet jūs nepriklausote Kristaus kūnui. Ir tai sakau drąsiai, pasiremdamas Dievo žodžiu. Jūs meluojate, reiškia, jūs nepriklausote tiesai, o tiesa yra Dievas. Taigi tiek šiandieną. Iki visiems.